Ar žinojai, kad mokiniai nepažeidė šabo, bet jį išgyveno giliau negu fariziejai? Evangelija pasakoja, kad Jėzaus mokiniai šabo dieną skynė varpas, nes buvo alkani. Dėl to kilo fariziejų kritika. Tačiau Jėzus atsako lemiamu apreiškimu. Ei, žmogaus sūnus yra šabo viešpats. Šabas nebuvo sukurtas poilsiui be tikslo, bet bendrystei su Dievu. Ir ten, tame lauke, mokiniai buvo su pačiu įsikūnijusiu Dievu. Jie jau gyveno tikrai poilsį. Dievas nenori vien tik, kad mes nustotume dirbti. Jis nori, kad nutrauktume savo veiklą tam, jog būtume su juo, kad skirtume šventą laiką, artumo ir maldos laiką. Tas kviečių laukas gali būti suprantamas ir dvasiškai. Jis simbolizuoja Dievo žodį. Melstis reiškia rinkti varpas. Medituoti reiškia atskirti grūdą nuo lukšto, apmąstyti žodį, kol pasiekiamas branduolys, kuris maitina sielą meilė. Visi mes esame alkani Dievo žodžio. Todėl būtina kiekvieną dieną skirti laiko tyliai maldai. Jei įmanoma, ją sujungti su Eucharistija. O kai nėra galimybės priimti komunijos, Dievo žodžio meditacija tampa brangiu artumo su Dievu keliu. Ne kaip šaltas studijavimas, bet kaip susitikimas, kuris keičia ir reikalauja atsivertimo bei gyvenimo permainos. Kai skiriame Dievui laiko, šabas įvyksta mūsų viduje. Tai tikrasis poilsis būti bendrystėje su Kristumi.